Gerbiamas Juozai, esate išrinktas ir pasitikėjimų mandatą iš 12 000 bitininkų turite, gal mažiau bitininkų negu 12 000, bet Lietuvos bitininkų sąjunga yra didelė gera organizacija ir dabar jūs pradėjote jai vadovauti ir matau, kad mėnesių praėjo jau nemažai ir matote jau kažkokią viziją. Iš tikrųjų, tas pusmetis labai gana greitai prabėgo. Buvo galimybės susitikti, padiskutuoti su labai įvairių mūsų draugijų nariais. Taip pat buvau susitikęs su kitų bitininkų draugijų nariais, kurie nėra mūsų sąjungos nariai. Ir manau, kad tą bendrą bitininkų situaciją Lietuvoje žinau gana gerai. Galbūt kai kurių dalykų dar, matyt, reikės pasigilinti. Žinau gerai tarptautinę situaciją, nes dabar kaip tik Europos parlamente dirbame, tai pasitaiko maždaug 20-25 metus vieną kartą prie medaus direktyvos atnaujinimo. Tai kaip tik susiję su tų klausimų, kuriuos čia kamuoja ir Lietuvos bitininkus, ir ne tik Lietuvos bitininkus sprendimai. Teko dalyvauti jau 2 Epimondijos kongresuose, tokiam platesniu, ne tik europiniu, bet ir pasauliniu mastu kalbėtis apie problemas ir jų sprendimo kelius. Tai situacija daugiau mažiau yra aiški ir pradedam tam tikrus žingsnius daryti. Kadangi ne visai iš niekur atsiradau prezidento postą, teko keletą metų padirbėti jau valdyboje, tai taip pat buvo tie klausimai žinomi. Tai pradedam spręsti, kalbėti su ministerija, su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Veterinarijos tarnybos veikla ir bitininkų, ūkininkų santykį, kai pesticidais apdorojami augalai ir čia atsiranda daug tokių problemų. Vienas dalykas, tai reikia patiems tobulėti, kad platumą ir ilgumą galėtume atskirti, kur yra, maždaug savo vietovės žinoti. Reikia turbūt visiems mums prisimti atsakomybės, kad čia yra dvipusis eismas. Vienas tai, kad ūkininkai informuotų ir naudotų tik tai tuos chemikalus, kurie yra patikrinti, naudotų pagal taisyklės laiku, ką ir daro didžioji dauguma, man atrodo, bet vienas kitas atvejis pasitaiko, kai naudojami ir neprobuoti ir galbūt negalime naudoti chemikalai ir atsiranda tų tokių žūčių. Kitas dalykas, kad mes patys bitininkai aiškiai deklaruotume, kad mes bendrautume su tais ūkininkais, kurie dirba tuos laukus, kurias mes savo bites išvežam, kad žmonės žinotų. Pavyzdžiui, mano čia aplinkoje namų mes irgi ūkininkai dirba, bet aš visada su jais pasikalbu, žinom, kada jeigu kartais jas atvažiuoja. Bet čia reikia labai stipriai reaguoti, juk bites reikia uždaryti tą pačią minutę. Aš manau, kad mes čia su tais uždarimais tikrai nebežaidžiam ir bitės arba perkais, arba kas čia prišauks ir uždarys ir kiek tu jas uždarytas laikys. Tiesiog reikia, kad laiku, tai yra vėlai, kada bitės jau nebeskraido, būtų purškiama. Ir kad mes žinotume, kur mes tuos avilius išvežam. Bet jeigu mes be ūkininko atsiklausimo kažkas įvežė, paliko, ūkininkas pravažiavo, pasižiūrėjo. Tai yra dvipusis dalykas. Vieni ir kiti. Ir aišku, tai reikia labai svarbu, kad augalų apsaugos tarnyba jie žiūrėtų, patikrintų, kokie tai yra chemikalai, o maisto veterinarijos tarnyba, kad nustatytų iš tikrųjų, kokios yra tų bičių žūties priežastys. Formaliai ir teisiškai lyg tai tvarkoj, bet suprantat, mes žinom ir Pasvalio rajone 1000 bičių yra žuvę ir paskui teisiniai ginčai bitininkų naudai nieko nepasiekė, suprantat. Tai čia yra tų dalykų. Nepasiekė. Šįmet aš jau pradeda pasiekti. Jo, šįmet aš tokių konkrečių atvejų labai daug, kad būtų žūčių nėra. Čia buvo pavasarį Prienuose toks vienas atvejis, bet mes kalbėjomės, bet turi labai pradėti veikti normaliai tą grandinį. Mes turim ne tik kalbėtis Facebook'us, ne tik kalbėtis va tokiuose susitikimuose, bet žinoti grandį. Yra bitininkas, ar jis draugijos narys, jis gali paskambinti savo draugijos vadovų. Dažnai būna, kad ne, o paskui savo, ką daro bitininkų sąjunga. Tai, kad tas žmogus ne bitininkų sąjungos narys. Tai jeigu jis bus, jeigu jis informuos mus, jeigu mes galėsim, sakau, mes jau susėdom
kalbėjomės ir su aplinkos apsaugos tarnyba, ir su veterinarija, ir mums reikia pasižiūrėti, kuriuose vietose dar yra tam tikrų problemų, kai kurių yra, tai ir jas konkrečiai aptarti. Aš manau, kad tai yra turbūt mūsų vienos tokios artimesnės perspektyvos dalykai, kadangi Europos Sąjungoje mes priėmėme visą eilę sprendimų dėl pesticidų vartojimo mažinimo, dabar daug diskutuojam, ką ūkininkam duoti, kokį instrumentą į rankas ir kalbam apie naujas genominės technologijas, kurie galėtų galbūt naujas kultūras naudoti, geresnės veislės, atsparesnės pesticidam ir tuo pačiu būtų poreikis chemikalų naudoti. Beje, Lietuva iš tikrųjų viena iš tų šalių, kurio chemikalų mažiausia naudoja. Europos šalyse kitose žymiai daugiau suvartoja. Tai mes turime bitininkai ir ūkininkai susėsti ir susitarti. Jeigu bus kai kuriuose dalykuose, kur mūsų kolegos bitininkai galės pasakyti, kad mes tarėmės, o jie vis tiek ten naudoja ir maža kontrolė, tada kalbėsime su atitinkamom institucijom, jau mano minėtom, kad arba jos geriau darbuotųsi, arba jeigu reikės, priimsim ir tam tikrus teisinius aktus, kurie labiau sugriežtintų bičių sveikatą apsaugą. Jeigu nesugyvensi gerai su kaimynu, joks tavo viršininkas, jokia valdžia neapsaugo. Nepristatysi prie kiekvieno avilio po policininką ir nežiūrėsi, kas čia ateina. Gera kaiminystė, bendravimas, mes bitininkai turėtume tam tikrą prasme ir parodyti tą bičiulytės pavyzdį. Kaip galima sutarti, nueiti pas tą patį ūkininką su stiklainių medaus pavaišinti ir pasakyti, žiūrėk, aš dar tau atnešiu 2-3, bet tik tai tu pradėk purkšti ne 6 valandą, bet pradėk purkšti 10 valandą, kada bitutės bus visos avily ir nereikės jokių uždarinėjimų. Tai čia tikrai nepadarys nei jokia bitininkų sąjunga ar kas nors, jeigu žmonės tarpusavį nebendraus arba eis darys kokias šunybės vienas kitam. To neįspręsim be žmogiško bendravimo. Mums atrodo, kad medaus direktyva čia yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungoje. Mes esam maža šalis visam tam, taip sakant, kontekste. Bet jeigu mūsų šitą pokalbį taip plėtojant ūkininkai, bitininkai, tai dar labai aktualus dalykas yra apdulkinimas. Ar toje direktyvoje medaus apdulkinimo problema yra liečiama? Ne, čia yra Amerikos patirtis yra viena, o mes apdulkinam ir anksčiau ūkiai ir kolūkiai tą labai brangindavo, nes tai kelia derlių. Atsakysiu taip. Pirma, kad medaus direktyva šito nereglamentuoja. Tai yra apie medaus kokybę, apie medaus ženklinimą, kitus dalykus, medaus tam tikrą apdorojimą, kuris prasideda. Bet apdulkinimas yra svarbus, tiesa, ne visiems augalam jo reikia, kai kurie yra daugiau savidulkiai, bet net ir tiem patiem rapsam, kurie čia dabar yra tokie savidulkiai lygtai, bet yra įrodyta, kad bent jau iki 15, iki 20% daugiau, jeigu juose lankosi bitės. Tai aš manau, kad tas santykis po truputį turėtų atsirasti, supratimas, ypatingai sodai, kur galima tą padaryti. Man teko visai neseniai čia lankytis Epimondijos metu Čilėje, vienam vyšnių sode. Taip. Kur Čilės bitininkas gauna 29 eurus už 2 savaitės palaikymo vienos bičių šeimos vyšnių sode. Nes sodininkas žino, kad tai jam prideda žymiai derliaus ir jis, sakyčiau, labai geranoriškai, savanoriškai tuos pinigus sumoka. Tai regis visiems yra akivaizdu, kad tai yra nauda. Bet kaip jūs įsivaizduotumėte dabar mūsų deleguoti rinkti išminčiai vadai, kiek Lietuvos bitininkas galėtų gauti už... Čia dabar mes tokios patirties neturime. Už tokią patirtį nėra tos patirties, bet nauda tai akivaizdi yra. Reikia po truputį kalbėtis. Aš manau, kad ir galima kada nors pabandyti. Čia reikia kalbėtis turbūt su Lietuvos sodininkų, vaisių, daržovių asociacija, kiek jiems tas aktualu, nes anksčiau didžiuosiuose soduose bitynų būdavo. Tai dabar ne visur aš kaip važiuoju, matau tokius dalykus. Tai galbūt galima tiesiog ūkiškas sodininkas turėtų žinoti, kad norint pasididinti derlių, reikia atsivežti bičių, ar pats laikyti turi, arba paprašyti, kad kas nors iš užsiimančių bitininkystę
tam žydėjimo periodui 2 savaitėm atvežtų dalį savo šeimų. Bet čia ne tik sodus liečia, bet ir dobilai ir kiti dalykai. Čia, jo, bet čia visur... Grikių derlius auga irgi didelis. Aš manau, kad Lietuvoje čia turim tą tokią savotišką tą situaciją, dėl kurios irgi čia truputį yra įvairių tam tikrų ginčių, kad mes turim labai daug bičių šeimų. Palyginus su gyventojais ir mes turim ir tuos ir stambiuosius bitynus, turim ir vidutinių, turim ir tų smulkių bitynių. Pažiūrėkit, vat ir miestuose, soduose net mes girdim, kad kartais atsiranda pykčių, kad kažkas laiko bites, galbūt ne visai tvarkiai, bet iš kitos pusės tas laikytojas padidina visų aplink sodininkų derlių, tai turėtų pasieiti ir galbūt padėkoti už tai, kad žmogus susijama ir prižiūri bites. Tai čia tas santykis dar toksai nesusiję. Čia gal mes iš taip toli pradedam, bet vienas iš tokių man atrodo, dabar jau bręstančių uždavinių, mums reikėtų susikurti savo Lietuvos bitininkystės strategiją. Kokiai 20 metų į priekį, sakykime, iki 2050, kaip mes matom Lietuvos bitininkystė ir kokios vietos, be to, ką mes jau čia turim, medaus rinkimas, duonelė, žiedadulkės, apiterapija, kuri vystosi gana neblogai, tokia jau beveik savarankiškai. Ir pats tas apdulkinimo procesas, jisai galėtų taip pat turėti savo vietą, jeigu mes rasim, kaip sakiau, kalbą su sodininkų bendruomenė. Čia reikia klausimą, nežinau, biudžeto matyti lygių. Pirmiausia, mes turim susitarti. Mes kol kiekvienas ištraukiam kokią nors iš maišo, kokią dovanėlę. Aš noriu ištraukti vieną dovanėlę iš maišo, tai rašoma mokslininkų, kad grikių laukui 1 hektarui reikia 2 bičių šeimų. Prašau, jeigu 10 hektarų, reikia 20 šeimų ir jas kažkas tai turi atvežti ir derlius padidėja. Tai žiūrėkit, tai čia vėl reikia to, sakau, abipusio supratimo. Reikia ne tik, kad bitininkas žinotų, kad grikininkui reikia bičių, o grikininkas apie tai nieko nežinotų. Tai reikia susėsti. Švietimas. Jeigu vienas turės atsivežęs bičių ir jo derlius bus ten žymiai didesnis už to, kuris neturi bičių atsivežęs, tai kitą kartą tas, kuris nekvietė bitininko, kitą kartą pasikvies. Mums reikia tokios bendro sutarimo, labai aiškių mokslinių žinių, argumentų, kurie yra ir gerų pavyzdžių. Niekas taip nepaskatina, kai pamatai, kad pas kaimyną gražiau gėlė žydė, kažką padaryti pas tave, kad ir pas tave tai būtų. Tai jeigu mes parodysim akivaizdžiai, kad štai grikių lauke, kuriame stovi aviliai, derlius yra didesnis negu tam, kuria šalia nestovi, tai tada žmonės pradės norėti, kad ir pas juos stovėti. Rinkiminėje savo kalboje, kad paminėjai, kad reikėtų geriausias bitininkų sąjungos tradicijas ir pasiekimus tęsti. Mes, pirmas dalykas, tai aš dabar pats asmeniškai dirbu ir esu atsakingas už tos medaus direktyvos Europos parlamente nuo mūsų frakcijos nuomonės pateikimą Žemės ūkio komitete ir mes jau po truputį tą dalyką darome, tai kad galėtume paženklinti, kad čia yra mūsų medus, kad nebūtų tų ginčių, ar čia natūralus medus, ar čia lietuviškas medus, ar galima, ar negalima. Tai mes tokią galimybę, aš manau, kad tuo turėsime ir galėsime tą ženklinimą sustvarkyti. Dabar lieka kitas dalykas, ar mes papildomai pasitikrinam, ką nors lietuvišką medų ir pridedam. Tai čia yra 2 tokios tendencijos. Viena bendra lietuviška gaminių kokybė ir antra Lietuvos bitininkų sąjungos ženklas, kurį mes esam sukūrę, pristatę. Tačiau jis neįgavo tokio svorio populiarumo, kad žmonės būtų garantuoti, kad jeigu jie pamatys ant savo įsigyjamo medaus Lietuvos bitininkų sąjungos kokybės ženklą, žinos, kad šitas medus yra papildomai patikrintas, kad jo rodikliai yra aukštesni negu minimalūs rodikliai, kurie nustatyti Europos Sąjungoje. Ir tada jisai tą medų mieliau įsigys ir galbūt sumokės šiek tiek brangiau negu už tą minimalios kokybės medų, kurį jis galės rasti kitur. Tai kol kas patirtis yra tokia labai pirminė, vieni patenkinti, kiti nelabai patenkinti, tai kuo čia pasibaigs, aš manau, matysim šiek tiek vėliau.
Nes, kaip minėjau, aš norėčiau, kad mes sukurtume tokią bendrą vaizdą ir žinotume, kur link eina, nes neužtenka vien tik užklijuoti etiketę, reikia tam tikro marketingo, reikia informacijos kampanijos, kad žmonės žinotų, reikia tam tikro laiko, kad jie pajustų tuos skirtumus ir tik tokiu metu mes galėsime pasakyti, kad va štai šitas medus yra iš tikrųjų kokybiškas. Bet aš visiems sakau, kad geriausia pirkti medų iš to, ką tu pažįsti. Ateiti pas bitininką, apsilankyti, gal net jo bityne. Trumpoji grandinė. Ir tas, kas dabar Europoje yra priimta, Lietuvoje dar man atrodo, kad reikia tam tikrų įstatymų pakeitimų, nes ypatingai ne asmeniškai žmogui įsigijant, o visuomeniniam kokiam tai maitinime, mokyklose, ligoninėse, kad galėtų jūs tą padaryti, kad nereikėtų skelbti ten didžiulių konkursų ir žiūrėti, kas pigiau atvešo, kad galėtų atėję pas konkretų savo gyvenamą aplinkoje žmogų tą medų įsigyti ir vartoti. Į lankas nesileidžiant, tai dar aktualus klausimas ir medaus realizavimo. Sklaido mintys kooperatyvai, reikia burtis, bet kada tik tai atsiranda geresnė rinka parduoti medų, visi vėl tampa vienišiais, individualistais ir taip toliau. Čia vėl yra du tokie dalykai. Vienas, kad nemaža dalis stambiųjų mūsų bitynų, jie turi tiesioginius ryšius su netgi Europos rinkoje, ir savo medų realizuoja, na va štai neseniai aš diskutavau su vienu prancūzu, sako, tai mes iš Lietuvos perkame medų. Tai jie nusiveža ir jie susirealizuoja, aišku, jie irgi norėtų aukštesnės kainos, kaip visada, bet ta kaina yra. Yra kiti, mažiukai, kurie apsidalina savo šeimoje, artimiesiems, ir yra tie tokie vidutiniai, kur jau savo šeimoje per daug jau tiek prinešta, kad negali realizuoti. Suprantama, bet ar yra ta idėja kooperatyvų kūrimui arba vienijimui juk? Tai Europoje yra skirti specialiai pinigai palaikyti kooperatyvam. Lietuvoje, kiek aš žinau, Žemės ūkio ministerijoje irgi ten šiek tiek yra, bet praktikoje to yra labai mažai arba visiškai minimaliai, nes kaip pats minėjai, kad jeigu geras metas, visi susirealizavo ir kiekvienas čia patenkintas, kas ką, bet aš manau, kad ateityje tai kitaip nebus, nes Europoje rinkoje, kur mes savo rinką lietuvišką užpildę esam, kur reikia išvesti, eksportuoti, tai niekas ten su 100 kilogramų neprasideda. Ten tada važiuoti į turgų gali tik tai ir atiduoti arba tam, kuris Vokietijoje turgui pardavinėja. O jeigu norim, kad, sakykime, po kelis šimtus kilogramų ar net po kelias tonas surinkus medaus, tai reikia susikooperuoti, nes dažnas didmenininkas, kuris atvažiuoja čia Lietuvoje ir mielai paėris tonas. O kaip tai įsivaizduoja ir jūsų kolegos, kaip įsivaizduoja tą piešinį susikooperuoti? Nuo ko pradėti? Kur ta raidė A turėtų būti? Raidė A, matyt, kad kiekvienoj konkrečioj vietoj keletas tokių vidutinių bitininkų, kurie renka ir kurie galėtų pristatyti, jie turėtų susėsti, tose pačiose galbūt mūsų netgi draugijose pasišnekėti, kiek yra dar šiandien sandėliuos, bačkose medaus ir ką su juo daryti. Ir jeigu mes galėtume surinkti, kaip sakiau, kokią 20 tonų vienoje vietoje, tai tada matyt atsirastų tie kanalai. Tai kol kas mes konkrečiai, kas nors iš valdybos neužsiemam arba nepradedam patys tą daryti, bet jeigu mes susitarsim, o aš dabar norėčiau pradėti nuo to pagrindinio dalyko susitarimo dėl bitininkystės strategijos, tada mes žinom, kad yra toks poreikis nemažas medaus realizacijai kai kuriuose vietose ir tada galim žiūrėti, ar vieną formą parašius programą, projektą ar užregistravus tą kooperatyvą, galbūt galima pabandyti tą medaus realizaciją kažkaip tai pagerinti. Tai mes čia kalbėjom tokiam platesnėm ir labai aktualiom temom, bet sėdim už keliasdešimt metrų nuo tavo bityno, kaip dabar pasitinka rudenį ir pasitik žiemą ir ateinant į medunešį tavo bitys. Nu, va dar šiandien nebuvau, bet labai noriu nueiti pasižiūrėti, nes dar praeitą savaitę skraidė.
Skraidė dar. Tai Ir nešė lipčiaus ar ko? nu, nežinia, ką čia jos dabar neša, bet tokį tam tikrą, iš vienos pusės smagu, kad apsiskraido, kad bus švaresnės prieš eidamos žiemoti. Nu tai tegul gražiai gyvena tavo bitės. Tai visų mūsų, ne tik mano. Tai ačiū tada. Prašau.